Labą dieną, mano vardas Vitalis ir sveiki atvykę į 1000 km dviračių YouTube kanalą. Labas rytas visiems, sveikinimaisi iš Šilavoto. Štai mūsų Šilavotos vietinė rūšis Valdemaras. Važiuosim Davatkyno apžiūrėti. Davatkyno važiuosim apžiūrėti. Valdemarą paliekam saugot dviračius. Mes su Evaldu einam pasimti numerėlių, kaip visą laiką, nieko naujo. Taigi pasižiūrim, o čia vat kažkaip visas va. Miestelis. A5 formatas vėl. Kas bus? A5 formatas numeriai. Ai, numeriai dideliai bus, nu ką padarys. Mes turim daug jėgos, tai mums pasipriešinimas vėjo labiau ant pilvo įtakoja negu Bus gera treniruotė. Taip. Čia Šilavoto pagrindinė mokykla. Sakė, lygtais neveikianti, greitoji. Tikimės neprireiks. Čia duos burgerius, sakė vėliau. Sveiki. Sveiki. Skanus bus burgeriai. Skanus burgeriai bus. Burgeriai turėtų būti skanus. Gerai. Tai va, čia po varžybų. Šausim tikrai ne prieš. Kur čia tie mūsų numeriukai? Degmėda. Gandras. Būtinai apsižiūrėti reiks startą finišą, paskutinius 3 km, kad žinot, ką daryti ir nepraleisti, kaip praeitą kartą Valdemaras praleido posūkį. Diena, malonu. Sveiki, nu kaip, varžybėlės, pasirašėt? Geras bus? Žiūrėk, lauksim video. Va, video? Nes kitaipgi nežinai, kokia ten ta trasa, ne? Sveiki. Labą dieną. Diena, labai malonu. Čia Valdemaras. Čia Valdemaras, Evaldas. Čia aš. Jo, mano 2, jūsų sutarimų. Tai ką, Vitalis dar kartelį sveikinasi su nauja savo maikute. Nematyto dar nei karto šituose Nekalbėkit, prašom, vyrai, aš įrašinėjau. Valdemaras iš tikrųjų visą savaitę sirgo, visą savaitę nevažiavo ir važiuos. O aš ką čia turiu? Greičio matavimo prietaisą, šaudysim, žiūrėsim, kiek važiuoja Valdemaras. Iš tikrųjų tai čia yra vibratorius, kurį pasiėmėm pamasažuot kojas. Kadangi reikia parodyti kažką naujo, tai parodysim, ką mes darom, kokį apšilimuką. Duok koją! Nu kaip? Gerai. Aš sakau normaliai. Garsas koks sutampantis. Va šitas vietas. Va čia važiuoja gerai. Ui, nu šikt kaip gerai. Nu, o čia važiuok netraukia, raumenį būna. Sargiai. Va. Net būna traukia. A ne? Gerai. Na gerai, ne. Kad tu nebaigtum, pratęsim ant manęs. Vokiški filmai. Žodžiu, va, visai nieko dalykėlis. Biški tokiai įžangėlį. Taigi vaikai žiūrimas. Valdemaras, nekreipkite dėmesį, jis dažnai taip elgiasi. O dabar aš jums parodysiu su kuprinė ir su viskuo, kaip reikia daryti apšilimą. Apsukim kameras, pafilmuok mane. Taip, apšilimas, kur reiktų daryti be kuprinės, be šalmo ir be akinių. Tai pirmas dalykas, reiškia, pasiekėm žemę pirštais. Aišku, galim daugiau susilenkti, kas yra. Parodyk, ar pasiekė žemę pirštais. Aš galiu daugiau susilenkti. O, matot, pas mane viskas čia labai neblogai. Jo, bet šiaip, kad visą šitą dalyką atleist, pradžią pasiekėm pirštais, nueinam į priekį. O taip, opa. Palendam po mašiną. Priekį, pabūnam. Pažiūrėk, ar Ir duslerkam grįžtam atgal. Va, ir tada, kai grįžtam, galime dar labiau šties. Žodžiu, šitą pakartojam 2-3 kartus. Tada dar vienas mano mėgstamesnis. Tai, Duslintuvo patikrinimo apšilimas. Žodžiu, darom taip. Pratempiam šitos raumenis. Tada su alkūne bandom pasiekti žemę. Su alkūne, žodžiu, nežinau, ar ten girdis, pasiekėm žemę. Tada taip. Garsiai pasakyk. Su alkūne pasiekėm žemę. Pasiekėm žemę su alkūne. Tada šitaip. Va šitai. Pasiekėm saulę vėl. Ir tada vėl, va. Ir pakeičiam koją, vėl pratampam. Ir tai padeda man žymiai greičiau važiuoti ir laimėti varžybas prieš nėščias moteris, vaikus ir senelius. Tačiau tai nepadeda A-lygoj. Galiu pasakyti, visus apšilimus, kuriuos Vitalis padarė prieš varžybas, visas varžybas laimėjo. Bet kadangi nedarė nei vieno tokio apšilimo. Tai šį kartą pirmą kartą. Ne, iš tikrųjų darau aš kiekvieną kartą prieš važiuodamas. Žodžiu tiek. Va, O trečias? Apšilimą. 2 pratimai ir tas pistoletas. Dabar su pistoletu prasivarginsim. Va, galiu aš ant savęs parodyti truputėlį. Va, vibruoja, viskas labai gerai. Tai yra grupinė pastanga. Čia vat svarbu žinokit išmankštinti šitus raumenis ir paskui kuriai. Chebra ten masažuojasi su tuo aparatu. Noriu prainformuoti, kad po ilgo laiko pasitvarkiau savo dviratį. Tai jau čia prieš kurį laiką, prieš varžybas jau praeitas buvo keista grandinė ir žvaigždžių blokas. Dabar dar pakeičiau BB guolius. Tada reiškia priekinio rato guolius, stabdžių diskus ir stabdžių kaladėlės. Taigi nemažas servizukas.
Dabar dviratis nebraška, viskas čiki-piki ledas. Ką, bus atsukta, šiandien padangas pripačiau biški daugiau, gale jaučiu virš 2, koks 2.2, 2.1, prieki irgi 1.9, šiaip mėgstu ant mažesnių slėgių važiuoti, bet pagalvojau, pabandysim. Taip pat į kuprinę įsipyliau 2 litrus gert, dabar tikiuosi viską išgert, tam pasiėmiau dar šitą gertuvę, čia šiek tiek vandens irgi bus, kad jeigu išgerčiau čia kuprinę, kad jausčiau saugiai, kad dar biški yra gėrimų, nes praeitą kartą neišgėriau ir visiškai papuoliau į tokią katastrofą, nes buvau įsipylęs gal 1,7 litro ir išgėriau tik tai litrą. Tai buvo labai blogai praeitose varžybose, o šitose 2 litrus pasimaišiau ir 240 anglių iškart į kuprinę. Kas dar? Dar. Taip pat informuojam, kad aš važiuoju šiandien B lygoje 80 km, Valdemaras važiuos C lygoje 54, Evaldas irgi važiuos C lygoje 54, jie galimai varžysis dėl podiumo, aš varžausi dėl bendros įskaitos, dar niekam nesakiau, bet laimiu bendrą įskaitą, žinai? B35 pirmoje vietoje. Blama, tai daug intrigos šiandien. Daug intrigos. Tai va, tai reikia, mano tikslas bent jau pagal vietą, tai būtų geriau negu 16 vietoje, nes esu pirmam gravelonė buvęs 5, ten Suvalkijos žiedas, Vištytėje buvau 10, tada Pily buvo labai blogai, buvau 22 ir dabar praeitose varžybose buvau 16. Taigi šiandien bent jau pagal vietą būtų gerai aukščiau negu 16 vieta, o tikslas, aišku, top 10. Jaučiuos puikiai, viskas ledas, važiuojam apšilt, pažiūrėti startuko finišo ir susitiksim jau netrukus. Taip, testuojant galą, galėčiau pasakyti, kad trasa nėra labai riedanti. Palyta, aišku, žymiai geriau negu nepalyta. Bet yra, ką veik daug pakilimų, nusileidimų, tokių nesmarkių, bet pastoviai, tai kili, tai leidės. Na, bus intriguojanti kova iš tikrųjų. Kol kas kojas atrodo kažkaip neypatingai, bet čia, žinai, pirmas jausmas toksai, gal viskas bus gerai. 100 metų. Amžiai, 100 metų? Nu, 100. Varžybose nebuvom susitikę jau labai seniai. Apsikirpau, kad ne 100 atrodyčiau. Supratau. Na, aišku. 80. Tai kaip pasiruošęs? Visiškai. Visiškai gerai, ne? Gerai tada. Va, kaip viskas sužymėta. Ką, duotas startas? Čia dar tipo neutralus, 500 metrų po to atsuksis. Įveikta 16 km, tempas gan stabilizuotas, vidutinis 32,5, batai 268, čia nedidelė grupelė,
Tai jo į kol kas ir važiuojam. Pirmas kilometras, nesusitarė kas dirbti, čia kokie 10-12 žmonių, daugiau nieko nėra. Pasivysi? Dvi 34 km įveikti, mūsų mažesnė grupė pasivyja didesnė ir važiuojam žodžiu kartu, tempas gal biškį paaugs. Vidutinis 3,5, vidutiniai vatai 2,53. Vatų negaliu pavyti. Ką, 45 kilometras. Važiuojam su Brazaičiu. Perduok linkėjimus. Geras dviratis. Čenkui linkėjimai. Čenkui sakė linkėjimai. Bet žodžiu, gravelis sakė paliko, tai važiuoja su nevažiuojančiu MTB. Bet kaip matom, geroj grupiai. Lengva nėra, galiu pasakyti. Kol kas laikau, kem 5 kilometrai. Dar perduosim, kad ten ta grupelė, kuri buvo pasivijus, tai kažkas liko, kažkas išplaukė. Ir vėl čia apie 15 žmonių. Oi, vos nenugriuvo. Šiaip trasa labai graži, bet nėra lengva. Mažai atvirų žirkelių, o daug tokių miško vietovių kol kas. Kem 8 km įveikti, vidutinis 3,5, toj pačioj grupiai, pulsas maksimalus. Kas stebina vatai, 2,52 AVG. Man daug. ...55 kilometrai, grupė plus minus ta pati, gal kažkas pabirėjo. Brazaitis mano kelrodė žvaigždė ir visi kiti. Vis manęs pasiteirauja, kada plauksiu, aš žadu ant Kymišo kalno išplaukti, ne dabar. Tai raportuoju, šiam 5 kilometras, vatai 2,43, greitis 31,9. Ta pati grupė pabirėjo, šiaip mašinų yra nemažai ganėtinai, čia 5-6. Žmogus kalbina visus pamyšti, bet nieks nenori.
pagal vatus savo. Ir apskritai pagal grupę, kurią laikau. Čia vienintelis jaučiu aš be komandinių marškinėlių. Dar 25 km grupė atleido. Niekas nedirba. Nedaug liko. Taupo gal visi. Taip, liko 10 km, bet išplaukiau, grupė pabiro. Galit paklausyti, kaip mano ratas trina. Danga nelabai tinkama. Mano dviračiai su mažu clearansu. Pizdauskas, atsiprašau, bet trina. Sunku važiuoti irgi. Tiesiog kosmosas, kaip trina mano ratas. Ir sunku. Garantuoju, sunkiai supa. Tai ką, konstatuoju faktą. Vienas į finišą. Išplaukiau maždaug 10 km iki finišo. Šiaip jaučiuos gerai. Tiesiog viskas taip, kaip turėjo būti. Manau, kad jei dabar nieks neaplenks, tai skaitysiu, kad idealios varžybos. Va čia, kai sausesnis gruntas, tai nevelia rato, tai galiu gerai važiuoti greitai gan. Vidutiniai vatai 2.43 irgi yra gerai. Vidutinis greitis 3.1,5. Na va taip. Nedaug liko, 5 kg max. Tik artėjom. Liko 2-3 km. Paskutinis kalnas, nieks nesivėja. Aš aplenkiau nebent 4 km važiuojančius. Žodžiu, viskas gerai. Algut labai patenkintas. Vatai labai geri, 2.43. Seniai bebuvę. Vieni blogeriai įrašinėja. Daiva, tik pasakyk, ar pirmą vietą. Palauk, sakė, nu jaučiu pirmą. Šiandien gyvas. Kiba geri. Kiba negeriau, bet rekordai visur. Rekordai? Nu, gerai pavariau. Taigi biškį sustabdysim, bet man atrodo, kad labai man geras raidas. Išplaukiau 10 km iki finišo, vis laik su grupė. Ir ta, kur, kaip aš sakau, kad vienintelis aš be aprangos kol kas, žinai. Kai gausi aprangą, kai gausi aprangą Pauliau, ane? Kai galbūt. Išplaukė Vitalis vien dėl to, kad aprangos nebuvo. Ta. Jo. Žiūrėk, va, koinės. Mums Koinės. reikalingos aero koinės, o čia kokios koinės. Žiūrėkit, turi būti iki čia. Iki čia. Reikia nubrėžti liniją. Nu ką, vidutiniai šiaip širdis labai gerai, 100 šiam išlaikiau, tai čia kosmosas, ta prasme. AVG Power 243, vidutinis 3.1,3. Taip, Normalize Power 278. Šiandien pūstelėjau, šiandien gerai. Atsijungiu, pasižiūrim vietą, vėl to prisijungsim. Valdemaras iš tikrųjų visą savaitę sirgo. Ketvirta vieta. Pasteisimų mes nemėgstam, bet tiesiog faktas yra. Atvažiavom su pirma grupė 7. Čia į kalniuką davėm džiazo. Ir aš visą laiką tikiuosi, kad aš duosiu džiazo geriausiai į kalniuką.
Bent jau tarp mūsų trijų, tai jiems sekasi. Bet šį kartą kojos eina aplaučinė, Aplaučinė. viskas, ir pritrūko oro, tai 2 vaikai prieki, pabėgo O, geras, šešiolikiniai. geras. Dar vienas iš Dagmėdos žaliai. Ir jie su MTB beje. Jo, O, geras, su MTB, o aš 4, tai žodžiu. Nu, žodžiu, šiaip liga labai įtakoja, tai savaitę neminti ir iš karto į varžybas tai radau. Aš Vaitelis? atvažiavau su antra grupė. Aha. Aš iš antros grupės buvau išplaukęs. 10 Grįžai? km vyriausi, dasivijau. Ir iš tos grupės aš, kaip ten, pirmas, antras, o bendroji gavosi 11. Aha. Bet jeigu išmesti ten V60 ir moteris, Aha. tai ko gero 9. Geras. Nu, super, čia geras pasiekimas. Iš esmės, kaip galvot, gal stipriau buvo šį kartą C lygoje? Ko gero stipriau. Matyt, visi Stipriau ir pasižiūrėjo toks- video ir atvarė. Ir toks galbūt neriedantis maršrutas buvo, tai Aha, neriedantis, MTBistams geriau buvo. Šiek tiek geriau, jo, suprantu. Taip, bet Nu ką, žiūrim kelintas aš, atsitraukiu telefonus ir pasižiūrėsim. overall. Atsidarom telefonas 7-8 overall. Deividas laimėjo, Davidas. Laurinas. Davidas. Tomas, Nepažįstu. Einam prie tada Kaip aš sakau, Tadej normalių. Pogačar 16, Tadėjus 16. Tada- O, Vitalis, žiūrėk, 21 overall. Vitalis 21 aplenkė, Čia kosmosas. Jonas Vinegard 2. Jonas Dimantas. O dabar V35 reikia O pažiūrėti. dabar V35 pažiūrim. V35. Vanderpulis 3, O Vitalis yra Vitalis 12. 12. Kiek svarbus reikalas, kiek atsilikai. 8 minutės. 8 nuo lyderio. Nu, 12 tai realiai labai geras pagerino rezultatas. Šiaip labai gerai važiavo. Labai geras rezultatas. Lengva nebuvo. Nu ką, kol kas. Sveikinam, einam. Reikia Sveikinam daryti. tave. Sveikinam tave. Ačiū. Ir pliusas tas, kad nereikia laukti apdovanojimų. Geras, aš irgi taip galvoju. Pasižiūrėsim patį įdomiausią. Tai yra ne mano finišą, o Gudiškio. Žiūrim, Gudiškis pirmas. Gudeiškis eina. Iš paskos Anergusas. Na ir kas čia bus? Čia jis sunku į tą posūkį važiuoti labai. Op. Nu, žiūrim. Geras, ant kiek čia? Labai slidu čia ant posūkio, šakės. Nu kas čia bus dabar? Ne, nepadarys. Per daug. Jau viskas, jau Gudeiškis. A, Gudiškis pirmas. Sveikinimai. Jeigu galima sveikinti su antrą vietą, tai sveikinimai. Žmonės šiandien mėgsta antrų vietų. Tik 3. Daiva, sveikinam. Pirmą vietą. Ačiū. Jūs čempionės Maikė. Sveikinam antrą vietą tarp moterų. Ne, 3, sorry. 3 tarp moterų. Atleisk, kad nuvyliau. Neblogai, nu aš tada irgi panašiai kažkur ten. Gerai, dabar einam darytis bendrą nuotrauką. Pažiūrėkit, kaip gavosi šeiminė nuotrauka. Ant pakilos. Einam ant pakilos, kol dar galim.